Taigi, šis video vlogas yra apie Alex ir apie modę, kuri čia yra, paskui pasirodys. Ir bus šitas vlogas labai neįdomus. Nežinau kodėl, bet jis bus labai neįdomus. Nes neturim jokios aparatūros dabar su savim. Nors ir esam prie mano namų, nors vis tiek neturim aparatūros, neturim. Šiaip gerą fotoaparato, tai bus šūdas. Stabdyk. Štai modė. Pirmas dalykas, be kurio aš negalėčiau išgyventi, tai būtų oras. Nes be jo nebūtų nieko. Draugų dėmesio, draugų, šeimos, žodžiu, medžių, deguonės. Ir mes negalėtume į internetą nieko. Tiesiog nieko. Aš negalėčiau išgyventi be interneto, tas tiesa. Be interneto būtų šūdas. Neturėčiau Facebook'o. Negalėtumėm žiūrėti teliko, negalėtumėm programų, negalėtumėm programėlį, negalėtumėm Facebook'o, Skype'o, visų Fu, modė, tu pabesdėjai, išlipštu. Čia tu. Gali... Ne, aš čia tu. Fu, tavo feisas. Poker. Gerai, pyp. Trečias dalykas, kurio negalėtum išgyventi. Antras. Aš sakiau antrą apie internetą. Trečias dalykas, kurio negalėtum išgyventi, tai draugų. Be draugų aš negalėčiau. Reikia draugų visiems turėti. O mano trečias dalykas, be kurio aš negalėčiau gyventi, tai būtų dėmesį. Šiaip tai jei nebūtų dėmesio, neturėtum taip pat draugų. Ir tave nekreiptų dėmesį, žinok, tu turi katiną, žiauriai myli. Bet jis tavęs ne. Tiesiog, kai tu sakai myliu tave, jis net neatsisuka į tave. Tiesiog pašika ir nueina. Supratau. Ketvirtas dalykas, be kurio galėčiau neišgyventi, tai be namų. Namų visiems reikia. Čia ne tas. Ne. Be namų žodžiu. Kas? O, tavo penktas? Mano penktas dalykas yra, be kurio negalėčiau išgyventi, tai yra... Televizoriaus, kompa, ko nors. Ne, čia buvo per internetą, ne tik. Tai šeima. Nei neturėtum šeimos, tai kaip tik neturėtum nei draugų, nes tavo šeima susipažįsta su tavo draugo tėvais ir tik tu susirandi draugų. Be šeimos tu net neužaugtum. Tiesiog. Ačiū už dėmesį, labai buvo neįdomus vlogas, aš tą žinau, bet tas tiesa. Nors pažiūrėkit, laikykit, man tai reikia.